Labai buvo svarbu laiku atvažiuoti prie naujai statomos Siemanio pralaidos, kaip tik tuo momentu, kai dabar įleidžiamas, montuojamas naujasis vamzdis. Tai pati svarbiausia pralaidos ašis. Čia toks, žinot, simbolinę reikšmę turintis įvykis. Kad užfiksuot tą patį momentą, tokį patį momentą, koks buvo įamžintas čia prieš 64 metus, kai kolūkio darbininkai šitoj vietoje betonavo pirmąją pralaidą. Galbūt dabartinius kadrus dar po 64 metų irgi žiūrės mūsų proanūkiai. Tai va dabar toks vėl kaip ir istorinis momentas. Nu va, pagaliau atėjo tas laikas, kai jau kiek mes čia 3 savaitės laukiam. Vienu žodžiu įdėtas pirmas vamzdis, tuo atsiguls antras vamzdis ir kaip mums sakė darbininkai, iš viršaus bus užpiltas betono sluoksniu. Toks gausis panašiai, kaip buvo padaryta prieš 64 metus, bet plus dar viduj cinkuotas vamzdis ir betono kupolas iš viršaus. Nu, žiūrėsim tuoj. Nepavyko nufilmuoti, kaip atveža pirmo vamzdžio, tai dabar pabandysiu nufilmuoti, kaip antrą veža. Nu va, sunkvežimis pasiėmė antrą vamzdį ir dabar važiuos aplinkui, iš kitos pusės priveš. Vis dėlto aš galvojau, kad bus 2 vamzdžiai, bet pasirodo bus vienas. Nu, turėtų ir jo vieno užtek, nes tikrai diametras didelis, 1,90 m, kiek aš ten maždaug matavau pagal savo ūgį. Dabar su kompresoriais siurbiamas Siemanio vanduo ir paduodamas į šitą laikiną pralaidą ir išbėga va kitoj pusėje. Matosi, netgi per vamzdį matosi priešingą pusę kelio. Siemanys paleistas kiaurai. Sena vaga jau nieks netikėjo, kad darbininkams sausa dirbt būtų. Smėliukų išsipylė pagrindą. Nu ir įdėjo. Всё, gražu pažiūrėti. Darbas baigtas. Praktiškai. Truputį vamzdžius reikėjo pakoreguoti, buvo tarpelis likęs. Ir kaip mums pasakė viršininkas, žodžiu, ant viršaus, kaip ir anksčiau buvo, taip ir dabar ant šito reiškia cinkuoto vamzdžio bus uždėtas monolitinis toksai kaip ir skliautas, sarkofagas, toks išbetonuotas. Reiškia bus praktiškai tas pats, kas anksčiau, išskyrus tai, kad po apačia bus dar va šitas 2,5 mm cinkuotas vamzdis. Nu ir dar kokia įdomi, einam parodysiu, kokia įdomi aplinkybė dar pasirodo, reiškia, senoji pralaida, ta, kuri subetonuota 61 metais, jinai ėjo maždaug tik tai 2/3 viso atstumo. Tai reiškia, dar 1/3 buvo tiesiog įdėti 2 gelžbetoniniai žiedai. Ir vat toj vietoj ir buvo, ir įlūžo ta pralaida, arba kitaip tariant, kelio danga, įsmuko. Nes tarp žiedų ir senos pralaidos, matyt, buvo kažkoks tarpelis ir visą laiką birėjo, vis dapildavo iš viršaus žemių, dapildavo, reiškia, žvyro ir kažkada jau ir įgriuvo pats asfaltas. Štai pažiūrėkit dabar tą pirmąjį momentą, kai mes atvažiavom tik atsitikus avarijai. Įgriuva atsirado kaip tik toje vietoje, apie kurią aš sakiau, kur baigėsi senoji pralaida ir buvo sujungta su naujesniais laikais sumontuotų kelio praplatinimu. Pradžių pažiūrėjusi atsivėrusią duobę, net nebuvo aišku, kad ten įgriuvo ne tas senasis betonas, kuris užfiksuotas nuotraukoje. Nors kažkas iš akylų mūsų žiūrovų pastebėjo ir komentaruose netgi parašė, kad duobėje nufilmuota tikrai ne tas pats, kas yra nuotraukoje. Tai ir visai kitaip sudėtas armavimas ir pati armatūra žymiai plonesnė. Man to nepasistebėjo, bet pasirodo, žmogus buvo teisus. Tik paskui, kai darbininkai viską atkasė, paaiškėjo, kad tvarkingai subetonuotos sienos eina kaip tik iki vidurio, o nuo tos vietos, kur atsirado įgriuva, jau yra naujesniais laikais padarytas tas vadinamas naujadaras. Tai va tokia istorija. Ir iš tikrųjų, dar gal kas atsimenat,
kad anksčiau būdavo kelias šitas žymiai siauresnis ir sakydavo žmonės, kad net kombainui sunku pravažiuoti per tą pralaidą yra, nes siaura buvo, žymiai siauresnė negu dabar. Nu tai va, būtų iš karto padarę plačią, nebūtų dadėję šitų dviejų žiedų, kurie čia anksčiau, kurie vėliau buvo padėti, tai galbūt nereikėjo būtų ir to remonto dabar daryti. Nu va, ir kaip pasakė darbų vykdytojas, kad kaip ir jokių apribojimų šitai pralaidai nebus svorio. Tai reiškia, tonažas nebus ribojamas, ženklų nestovės jokių. Čia galės važiuoti ir sunkvežimiai ir taip toliau. Ir pasirodo, čia iš tikrųjų šita ertmė, kaip mes įpratę, tai jinai buvo žymiai anksčiau platesnė negu dabar. Nu ką, smagu. Ūžia, dirba vyrai, darbo valandas jau baigėsi, bet vis tiek visi dar dirba. Tai va, žiūrėsim, kas bus toliau. Kaip sakė darbų vykdytojas, kad aš taip bandžiau spėti, kad kokį, sakau, mėnesį gal čia užtruks, gal asfaltą padės, nes jie ir asfaltą dės. Nu, ne, sako, žymiai greičiau. Tai va, išlaikė senoji pralaida 64 metus, o dabar šita kiek išlaikys, nu, kaip sako darbininkai, brigadininkas sako, kad matyt dvigubai tiek negu 64 metai. Dabar iš viršaus, matot, uždengs tokiu, reiškia, skardinį tokį vamzdžio gabalą uždės, nu ir tada jau bus betonavimo darbai. Filmuoja ateities kartom, kaip tau vaizdelis? Geras. Nu va, ir atrodo kaip vientisas vamzdis. Gražu pažiūrėti. 3 savaitės mes tuščiai čia, gal ne 3, gal 2 savaitės nieko nevyko, nu bet va dabar vyrai atvažiavo, jau darbo valandas baigėsi, bet matyt norisi pabaigti ir 1-2 ir padarė. Sako, svarbu, kad šitas daiktas nesulūžtų. O jau šitas naujas tai turėtų laikyti. Nu ir kaip pasakė darbų vykdytojas, kad apribojimų kelio tonažų jokių nebus. Reiškia, per šitą pralaidą galės važiuoti bet koks svoris. Nu, matyt proto ribose, bet bent jau kažkokių tai numatyta apribojimų nėra. Tai pasibaigs kančios. Kančios ypač tiem, kurie čia šalia gyvena. Man kaip gyvenančiam toliau, tai čia baika, ar ten 2 kilometrus važiuoti, ar 2,5. Bet kas šalia gyvena ir į parduotuvę negali taip greitai taip patekti, tai jau jo, truputėlį skauda. Tenka paspirtukus net traukti. Tai va, sėkmės, iki sekančių pasimatymų, važiuoju namo.